4 patikrinti būdai, kaip užauginti savo Instagram profilį iki 10 ir daugiau tūkstančių sekėjų. Mano vardas Marina Valiukoninė ir kodėl aš apie tai kalbu. Nes aš pati ką tik praėjau šitą kelionę, mažiau nei prieš metus aš pagaliau pradėjau auginti savo profilį. Ir jau ne tik dėlioti komunikacijos ir pardavimų strategiją savo klientams ir tik pardavinėti per savo profilį. O aš priėmiau sprendimą auginti savo profilį. Nes iš tikrųjų socialiniai tinklai gali jums tarnauti tiesiog kaip pardavimų platforma arba kaip portfolio, kur žmogus gali ateiti, pačekinti, pamatyti jūsų produktus, paslaugą, priimti sprendimą, pirkti pas jūs arba ne. Kaip tokia vizitinė kortelė, kaip landing pages. Bet tuo pačiu metu socialiniai tinklai gali būti trafiko šaltinis, kada per jūsų profilį nauja auditorija iš bendro srauto, kurie žiūri kažkokią turinį socialiniuose tinkluose, ateina, jūs renkat juos į savo profilį ir toliau konvertuojat šitus sekėjus arba šitą auditoriją iš pradžių į savo sekėjus, o po to į savo klientus. Ir aš pati mažiau nei prieš metus priėmiau sprendimą naudoti savo paskyrą ne tik kaip parduotuvę. Nes anksčiau ką aš darydavau? O žiūrėkit, kokia aš faina, koks mano produktas fainas, aš tada pardavinėjau tik mastermind grupės. Pažiūrėkit, kaip aš fainai gyvenu, kaip man sekasi visame kame ir ateikit, pirkit pas mane. Mano 80% turinio buvo pardaviminis turinys. Bet beje, pas mane buvo visai neblogi pardavimai, jie mane tada tenkindavo. Bet jeigu palyginant mano pardavimus prieš metus ir dabar, tai yra visiškai nepalyginami dalykai. Ir dėl ko mano rezultatai padidėjo. Nes pirmiausia, aš priėmiau sprendimą ne tik pardavinėti savo profilį, o tarnauti savo auditorijai. Ir dalintis to, ką aš žinau, tą, ką aš atiduodu savo klientams per mokamas sesijas, mentorystės, mastermind grupės. Aš priėmiau sprendimą atiduoti dalį šitos informacijos per savo socialinius tinklus. Ir auginti savo profilį su naudinga informacija ir įtraukiančiu turiniu. Ir šiandien aš su jumis pasidalinsiu visiškai patikrintą informaciją, kurią aš pati pritaikiau savo ir pritaikiau tai savo klientams. Dabar prieš einant į tos 4 žingsnius, ką jums svarbiausia reikia žinoti? Kad jums reikia priimti sprendimą ne tiesiog pardavinėti, o aktyviai vesti socialinius tinklus, reguliariai kelti turinį ir aišku, jums reikia būtinai priimti sprendimą rodytis, išeiti su kalbanti galva, dalintis, parodyti save, atskleisti save kaip asmeninį prekinį ženklą. Ir jeigu jūs dabar iki šiol tai nepadarėt, jums sudėtinga filmuotis, jūs dar nepriėmėt sprendimą išeiti į socialinį erdvę su savo veidu, aš labai rekomenduoju pereiti į mano YouTube paskyrą ir pažiūrėti video 10 baimių ir priežasčių, kurie trukdo aktyviai rodyti socialinius tinkluose ir 10 sprendimų, kaip šitas baimės įveikti. Labai rekomenduoju jums pereiti, pasižiūrėti šitą video ir iš vis followinti mano YouTube kanalą, nes čia aš nuolat dalinuosiu naudingą nemokamą informaciją apie pardavimus ir komunikaciją socialinius tinkluose. O dabar, einant į tos 4 žingsnius, pirmiausia, jums reikia suprasti nulinį, pasirašyminį žingsnį. Jis labai labai svarbus, nes ką jūs nedarytumėt, jeigu ir naudotumėt visas šitas žingsnis, kurį aš šiandien jums atskleisiu, jums nepavyks pritraukti naują auditoriją, jeigu jūs nepadarysit šitus žingsnius. O tai yra bazinis socialinių tinklų įpakavimas. Jums reikia pasiruošti savo profilį. Kaip, pavyzdžiui, kada jūs persiklėt gyventi į naują namą, būtą, prieš ateinant gyventi jūs darot remontą, susitvarkot, išplaunat grindis, atvežat naujus baldus, nusipirkat indus, pasiruošėt jūsų erdvę ir tik tada ateinat gyventi. Arba jeigu jūs norit kažką užauginti savo sode, jums reikia iš pradžių paruošti žemę, išimti visą, ką nereikia, įdėti to, ką reikia ir tada tik pasodinti jau jūsų augalus, kad jie augtų. Tai su socialiniais tinklais jūsų profilis yra tas pats. Labai dažnai, kada aš ateinu į kažkokią akauntą, aš matau ten kažkokias nereikalingą informaciją, persidalinimai konkursais. Neaiški nuotrauka, kur vis neįmanoma žmogų atpažinti iš tos nuotraukos. Pavyzdžiui, Facebook baneriukas, ten uždėtas kažkoks saulėlydis, arba ten neaiškiai kažkokia nuotrauka. Jūs ten turite tiek erdvės, bet neišnaudoja šitą erdvę, kad pristatyti save arba savo verslą. Tai mano pirmiausia rekomendacija, ką jūs galite padaryti čia ir dabar, pakeisti savo nuotrauką. Žiūrite auditoriją, šypsatės, užtenka vaizdelio va čia iki krūtinės ir sveikinatės su naujais atėjusią auditoriją.
Toliau reikia sutvarkyti savo bio. Čia yra sudėtingesnis žingsnis. Mano profilė Instagram'e marina_mastermind.lt yra daug tokių reelsų, nemokamų, kur aš jau papasakojau, kaip tai padaryti. Pereikit, prašau, pas mane yra antraštė ant reelsų, tikrai surasit šitą informaciją, ten labai su pavyzdžiais, aiškiai, konkrečiai, jau papasakojau, kaip tai padaryti. Toliau jums reikia būtinai sutvarkyti savo vizualą. Apie vizualą galiu kalbėti ilgai, bet geriau parodysiu. Pavyzdžiui, mano vizualas Instagram prieš buvo irgi gražus ir atrodo pagal visas vizualo taisyklės, skirtingi planai, gražios nuotraukos, buvo net antraščiai, bet kokia buvo didelė klaida mano vizualo. Jis buvo negyvybingas. Aš padariau keletą fotosesijų, tvarkingai sudėliojau savo vizualą pagal kažkokias taisyklės, pasirinkau kažkokį nelabai ryškų ir skaitomą iš tikrųjų šriftą, kuris man net neždavo iš tikrųjų gerų rezultatų. Ir aš tiesiog imdavau visus savo reelsus, užkišdavau ant viršaus tom nuotraukom. Kaip aš sakau, bandydavau su papiriuku pridengti šuduką, kuris yra viduje. Kas ten buvo viduje? Kažkokie reelsai, kurie man iš tikrųjų nepatikdavo, aš norėjau jas tiesiog uždengti. Atrodo, ką aš dėsiu savo tą kalbantį galvą kažkur einantį, kur nufilmavau, neprasivalus kamerą, man nepatinka kokybė, aš tiesiog jos uždengsiu. Ir kas tai duoda? Tai duoda, atrodo, gerą vizualą, bet neduoda gyvybingumą jūsų profiliai. Labai daug kas uždengia savo reelsus arba savo turinį su, pavyzdžiui, kanviniais vizualais. Ir tai irgi padaro tokį kaip ir gražų paveiksliuką, bet neduoda supratimą gyvybiškumo ir aiškumo, o kasgi yra viduje. Aš visą laiką sakau apie tą tokią gerą pavyzdį. Įsivaizduokit, kad jūs ateinate į parduotuvę ir matot saldainiukus su baltu papiriuku. Pas jūs ateina iškart tokia asociacija, kad greičiausiai čia yra balto šokolado saldainiai. Bet įsivaizduokit, jūs paėmėt tą saldainiuką, išvyniojat, o ten yra juodo šokolado saldainis. Sutinkat, kad tai yra eroras. Tai panašiai vyksta, kada auditorija ateina į jūsų profilį, spaudžia ant jūsų reelsų, kurie uždengti kanviniais kažkokiais vizualais arba gražiom nuotraukom, ir viduje mato visiškai kitą. Mums daug paprasčiau priimti sprendimą paspausti tą arba kitą reelsą, kada ten aiškiai trumpai parašyta, apie ką yra šitas reelsas. Ir tą, ką mes matom išorėje, tas yra ir viduje. Mūsų smegenys taip lengviau priima informaciją. Ir ką aš padariau? Aš pakeičiau savo vizualą ir stebėjau, kaip auga mano auditorija. Aš priėmiau sprendimą paleisti mokamą reklamą, kad auginti savo auditoriją. Aš vėliau apie tai papasakosiu plačiau. Ir jūs nepastebėsit, kada aš visiškai perdariau savo vizualą, paėmiau ryškesnį tą savo tokią oranžinį spalvą, pradėjau daryti gyvybingus koverius, kurie yra tiesiog stop kadrai mano reelsų. Kada aš pradėjau rašyti aiškius trumpius antraščius, mano vizualas tapo neišlaižytas, bet jis tapo gyvas. Ir aš gavau grįžtamą ryšį nuo kitų žmonių, ekspertų, mano sekėjų, kad mums patinka ir mums labai lengva orientuotis tavo profilį. Ir ką aš pastebėjau, leidžiant mokamą reklamą, mano sekėjais ateidavo už daug pigesnę sumą, nei anksčiau, kada mano vizualas buvo labai tvarkingas, išlaižytas, bet neaiškus. Ir toks šaltas, kaip aš sakau. Aš ne tik viena tai padariau, tai padarė ir mano klientės. Ir, pavyzdžiui, Augustės pavyzdys, kad Augustė prieš ateinant pas mane mokytis, turėjo savo vizualą, kuris buvo uždengtas kanviniais tais visais vizualais, nuotraukomis arba šablonais, maketais. Ir jai atrodydavo, kad tai yra tikrai labai gražu, labai tvarkingai ir jos profilis augdavo labai lėtai. Aišku, ten buvo dar klausimas dėl turinio, bet pirmiausia vizualas. Ir aš sakau, kokį mes turinį su tavim nedėtumėm? Jeigu pas tave bus toks vizualas, sakau, tu mokėsi dvigubai arba net trigubai, už sekėją tau bus brangesnis sekėjas, nei mes tavim pakeisim vizualą. Ir jai nelabai patiko gal mano grįžtamasis ryšys, bet ji išgirdo ir pakeitė. Ir ką mes padarėm? Mes sugalvojom antraščių formatą, akcentinį spalvą, kuri iš tikrųjų pas ją jau buvo išgryninta oranžinė su žalia. Ir ji pradėjo tiesiog dėti savo antraščius ant savo video stop kadrus. Ir tikrai jos vizualas tapo gyvybiškesnis, jis tapo aiškesnis. Ir kada mes
pradėjom daryti jau tos tinkamus žingsnius, apie kuriuos aš to jau papasakosiu, jos auditorija pradėjo augti daug greičiau. Ir mes pasiekėm labai gerus rezultatus ir su mokama reklama, apie kurią šiandien truputį vėliau pakalbėsim. Tai pirma mano rekomendacija. Prieš pasirašyminiai veiksmai. Sutvarkyti savo nuotrauką, bio aprašymą, vizualą ir tada jūs galite keliauti prie šitų žingsnių, kuriais aš galiu jums visiškai atvirai atskleisti ir pasidalinti. Jums reikia prieš pradedant augimą savo profilio išmokti kurti turinį. Ir nereikia kurti turinį ilgai. Nuolat daryti komunikaciją ir linksminti savo 500 sekėjų. Jums reikia išmokti kurti kokybiškai turinį. Jeigu jūs norėsite tai išmokti, jūs galite ateiti į mūsų Neurostart 2.0 mokymus, kurie mes organizuojam su Akvilė Mažuolė, dirbtinio intelekto ekspertė, ir suprasti, kaip tai daryti lengvai ir paprastai, naudojant dirbtinį intelektą. Suprasti, kaip daryti storytellingus, kaip kurti reelsus įtraukiančius, kaip kurti karuselės. Bet nereikia daryti labai ilgai turinį ir daug daryti turinį, pavyzdžiui, 3-4 kartus per savaitę tik savo 500 sekėjams. Reikia išmokti daryti turinį, sukurti kokį 9-12 turinio vienetų, pavyzdžiui, reelsus arba karuselių, išmokti daryti 2-3 kokybiškus storytellingus per savaitę ir pradėti auginti profilį. Kai jūs tik išmokat kurti turinį, jums reikia perėti iškart prie naujo etapo auditorijos augimą. Ir tada dar tobulinti savo turinį. Išbandyti vis naujas technikos, strategijos, labiau triggerinti, labiau eiti į gilį, kurti daugiau naudingo turinio ir taip toliau. Tai mano labai svarbus pastebėjimas, kad jums reikia išmokti kurti turinio vienetus ir yra keletą variantų turinio vienetų. Tai yra įrašai į karuselis, tie vadinami postai, ne? Jūsų postus matys tik jūsų šiltą auditoriją. Bet jeigu jūs kursit karuselės, tai yra tokia storytellingai feedė su muzikytė. Jūsų karuselės gali iššokti į šaltą srautą ir gali būti rodydami naujai auditorijai. Toliau yra stories. Stories matys tik jūsų šiltą auditoriją. Ir yra reels formatas, kuris tikrai iššoka į šaltą auditoriją. Jeigu jūs sukursit įdomiai, įtraukiančiai, sukabinantį pradžią, pagal mano schemą, scenarijus, kurį aš irgi atskleisiu pilnai per kursą Neurostart 2.0 mokymus. Ir dabar, kad jūs augintumėt auditoriją, jums reikia galvoti ne tik apie savo esamą auditoriją, bet ir apie naują srautą. Ir naujas srautas pamatys jūsų reelsus. Dėl to, jeigu jūs dabar tik pradedat kurti savo turinį, mano rekomendacija sutvarkyti profilį, sutvarkyti vizualą ir pradėti šaudyti su reelsais. Nes reelsai tai yra nuostabus įrankis ir turinio kūrimo formatas, kurį gali jums atvesti naują auditoriją į profilį. Kokius reelsus reikia kurti? Yra daug skirtingų variantų ir formatų reelsų. Aš per Neurostart mokymus pasakosiu ir dalinsiuosi, kad yra asmenybės atskleidimo, įvadiniai reelsai, yra naudingi ekspertiniai reelsai, yra pramoginiai reelsai, motyvuojanti, yra trendai ir daug kitų. Mano pasiūlymas jums arba mano net rekomendacija jums, jeigu jūsų auditorija iki tol nesuprasdavo jūsų konteksto, apie ką jūs esat, dar nesusipažinus su jumis, reikia padaryti keletą įvadinių turinių vienetų, atskleisti asmenybę, susipažinti auditoriją su savimi, su savo tikslais, vertybėmis ir tada pradėti kurti vertingą, naudingą turinį. Ir jokių būdų nepardaviminį turinį. Pardaviminis turinys tai yra atskira kategorija turinį, kuris gražiai įpinamas į jūsų, pavyzdžiui, ekspertinius reelsus arba motyvuojančius turinius, pramoginius. Kartais galima kurti tiesiogiai pardaviminius, bet papasakosiu kurse, kada reikia jos dėti. Ir kada jūs pradėsit kurti savo reelsus, jums reikia žinoti formulę, kaip užkabinti dėmesį, kaip sukurti reelsą, kad jis būtų triggerinis, sugalvoti temos, kurias mes irgi padėsim jums sudėlioti pagal jūsų nišą su dirbtiniu intelektu ir tiesiog aš pasidalinsiu, kaip tai daryti paprastai, naudojant tik savo smegenis. Ir tada reguliariai 3-4 kartus per savaitę jūs tiesiog kelit savo reelsus. Ir rezultatas, jūsų profilis tampa naudingas, žmonės pradeda
pamato vieną reelsą, pradeda ateiti į jūsų profilį, čekina kitą turinį, galvoja, man šitą temą aktuali, pavyzdžiui, aš noriu sveikai maitintis. Pas tave yra receptai ir patarimai, kaip tai padaryti lengvai, paprastai. Gerai, man patinka tas turinys. Aš užsikabinau ant vieno reelso, kuris buvo bendram sraute reelsų, jis perėina jūsų profilį, ir jeigu profilis sutvarkytas, žmogus priema sprendimą toliau likti su jumis. Sekantis antras būdas – tai yra kolaboracijos per reelsus ir stories. Apie šitą formatą labai stipriai neišsiplėsiu auditorijos augimą, bet jeigu jūs jau supakavot savo profilį, jau išmokot kurti reelsus, išmokot kurti storytellingus, jums reikia pradėti keistis auditorijomis su žmonėmis, kurie turi panašią auditoriją į jūsų. Ir ieškoti kitus turinių kūrėjus, kurie galės su jumis padaryti bendrą reelsą ir jūs galite vienas apie kitą pasidalinti savo storiese. Bendras reelsas reikalingas tam, kad jūs būtumėt dviese kadre, kad jūs galėtumėt užkabinti temą, kuri aktuali ir jūsų auditorijai, ir žmogaus auditorijoje, su kuria jūs darot kolaboraciją. Jūs galite sugalvoti įdomią kolaboraciją, šmaikštaujantį, juokingą, naudingą, motyvuojantį. Tai yra ne tiek svarbu. Svarbu, kad tas reelsas išeitų pas jūs ir pas žmogų, su kuriuo jūs darot kolaboraciją, ir tai būtų kolaboracinis reelsas. Toliau mano didžiausia rekomendacija, kad jūs ne tik išleistumėt reelsą, bet teisingai parašytumėt aprašymą po šito reelsu, rekomenduodami pasiekti vieną kitą profilį. Kaip tai padaryti, visą schemą aš irgi atskleisiu per Neurostart 2.0 mokymus. Ir toliau labai svarbu padaryti kokybišką storytellingą, kuris atskleis jūsų problematiką ir kaip tas žmogus, su kuriuo jūs kolaboruojatės, gali jums padėti tą problematiką uždaryti ir labai gražiai, organiškai pasidalinti apie tą žmogų ir pakviesti jūsų auditoriją pasiekti tą žmogų. Plus galima duoti kažkokius bonusus, ką jie gaus, jeigu pereis, pasieks, ką jie rastame profilį ir taip toliau. Tai aš labai rekomenduoju turėti kolaboracijas minimum vieną kartą per mėnesį. Jeigu galit daryti tai dažniau. Pavyzdžiui, aš visą vasarą ir toliau tęsiu savo raktinį veiksmą, kolaboracijos su kitais kūrėjais. Tai man, pavyzdžiui, tik per vasarą kolaboracijos atnešė daugiau nei 3,5 tūkstančių sekėjų. Dabar kiekviena kolaboracija stabiliai man atneša 100-150 tūkstančių sekėjų, net su žmonėmis, kurie turi mažesnę auditoriją nei mano. Ir aš toliau planuoju tęsti šitą nuostabią tradiciją ir minimum 2 kartus per mėnesį daryti kolaboracijos. Ir trečias būdas, kad auginti savo profilį, tai yra mokama reklama. Čia aš irgi labai stipriai neišsiplėsiu, aš nesu mokamas reklamos ekspertė ir specialistė, bet pas mus Neurostart mokymuose bus atskiras susitikimas su nuostabiu ekspertu, kuris jums parodys, kur ką spausti, kad padidinti jūsų turinio apimtį bendrai viešoje erdvėje ir kad pritraukti tinkamą auditoriją į jūsų profilį. Mano paprasčiausia rekomendacija dėl mokamos reklamos. Kągi paleisti, kad jūsų turinys pamatytų ir naujas srautas auditorijos. Tai pirmiausiai paanalizuoti savo dabar esamus turinių vienetus, savo sėkmingiausius reelsus, kurie ir organiškai surinko labai gerai peržiūras. Reelsai turi būti tas tikros sistemas arba struktūros, scenarijus turi būti pritaikytas mokamai reklamai. Šitus scenarijus mokamą reklamą aš irgi atiduosiu per Neurostart mokymus. Ir tada tinkamus reelsus, kurie buvo sėkmingi jūsų Instagram'e, Facebook, TikTok'e, reikia paleisti mokamą reklamą. Yra keletą būdų, kaip galima paspausti tą mokamą reklamą. Galima paspausti per Boost, taip pat galima paspausti per Ads Meta kabinetuką. Bet reikia pastebėti, koks yra pas jūs rezultatas po paspaudimo. Pavyzdžiui, jeigu jūs matot, kad jūs paleidot vieną turinio vienetą, vieną reelsą 5 dienom su biudžetu į dieną 2-3 eurai, jums reikia analizuoti, kiek sekėjų ateina kiekvieną dieną, skaičiuoti, kiek jums kainuoja vienas sekėjas. Pavyzdžiui, jūsų dienos biudžetas reklamos yra 2 eurai. Ir pas jūs ateina maždaug 10 sekėjų. Jūs skaičiuojat, kiek man kainuoja vienas sekėjas. Jūs 2 dalinat ant 10, skaičiuojat, kad tai gaunasi 50 centų ir galvojat,
Man tinka, kad man tiek kainuoja sekėjas, arba netinka. Visiškai normaliai kaina už vieną sekėją yra iki 50 centų. Jeigu brangiau, aš, pavyzdžiui, savo klientams rekomenduoju surasti geresnius turinių vienetus, sėkmingesnius ir paleisti arba išbandyti kitus turinių vienetus mokamą reklamą. Ir ketvirtas būdas, kuris padės jums auginti jūsų auditoriją. Šitas būdas yra kažkiek sudėtingesnis. Kodėl? Nes kad surinkti naują auditoriją, tokiu būdu, jums reikės pasiruošti. Jums reikės iš anksto apgalvoti visą pardavimų piltuvėlį, pardavimų grandinėlės, fanelius tas vadinamus ir paruošti lead magnetus. Lead magnetai tai gali būti atmintinės, gali būti nemokama pamaka, pavyzdžiui, kaip jūs dabar žiūrit. Tai gali būti apklausos arba testai, kur jūs jau akivaizdžiai atiduodat dalį informacijos, naudingos informacijos, instrukcijos, kur gali būti jūsų auditorijai naudingi. Ir už tai, kad auditorija paims šitą dovaną, jūs per mini chatą arba kitus chatbotus prašot arba patikrinat iš pradžių ir toliau prašot pasiekti jūsų profilį. Aš, naudojant šitą būdą, pritraukiau į savo profilį daugiau nei 2000 sekėjų. Per vasarą, pavyzdžiui, aš surinkau daugiau nei 7 lead magnetus skirtingus. Ir dabar šitie lead magnetai nuolat generuoja man naują srautą auditorijos. Jeigu jums dabar kol kas neaišku, kaip tai daryti, kaip tą auditoriją pritraukti su tokiu formatu, kaip automatizuoti visą tai, kaip pajungti mini chatus, kaip auditoriją, kurie ateis atsiimti šitą nemokamą jūsų dovaną, dar įtraukti į jūsų naujienlaiškių bazę. Taip ir nėra start mokymus, mes su Akvilė visą tai jums parodysim ir jūs galėsit tiesiog nuolat generuoti ir naują klientų srautą, ir žmonių srautą, kurie pas jūs ateis. Tai padarysim pagrindinis išvadas. Jeigu jūs norit užauginti savo profilį, pavyzdžiui, per 6-9 mėnesius priklausomai, kaip jūs aktyviai darbuositės, arba kiek jūs planuojat investuoti savo laiką arba pinigų į mokamą reklamą, jums reikia supakuoti savo profilį, priimti sprendimą, kurti vertingą turinį, ypač reelsus, daryti kolaboracijas, jums reikia reklamuoti tą turinį, spausti boost mokamą reklamą pasisiekusiems turinio vienetams, ir naudoti lead magnetus, kurie įtraukia auditoriją į jūsų pardavimų piltuvėlius. Ir iš tikrųjų toks rezultatas gali ateiti labai greitai. Pavyzdžiui, jeigu jūs naudosit visus šitus 4 žingsnius, pasiruošit, apgalvosit, patikrinsit, kaip tai viskas veikia, jūs galite auginti savo profilį į mėnesį po 800 000 sekėjų. Tai, pavyzdžiui, dabartinis mano augimas ir tai yra patikrinta sistema. Aišku, suprantu, kad lieka labai daug klausimų. Kaip sukurti tos lead magnetus, kaip pajungti tą mini chatą, kokią knapkutę spausti, kad paleisti tą mokamą reklamą, kaip tos reelsus filmuoti, kokia turi būti ta reelsų struktūra, kaip daryti tos kolaboracijos, kaip iš vis laikyti tą kamerą rankose. Tai yra visiškai normalu, aš jūs labai suprantu, nes man pačiai reikėjo išmokti visą tai daryti. Ir normalu, kad reikia mokytis. Jeigu jums patinku aš kaip ekspertė, rezonuoju kaip žmogus, jeigu tą, ką aš kalbu, jums atsiliepia ir jūs turit vidinį sprendimą, kad jūs norit tai padaryti, kviečiu į Neurostart 2.0 mokymus. Mes startuojam jau spalio 15 dieną. Kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, likti su manim, išnaudoti, išbandyti visus mano patarimus praktiškai ir aktyviai daryti. Ačiū labai jums už dėmesį.